Kol vieni regionai tiesioginė prasme skęsta rekordinėse liūtyse, kiti kenčia nuo precedento neturinčio karščio ir niokojančių audrų. Nes stabilūs planetos kampeliai virsta rizikos zonomis. Tačiau yra vienas svarbus momentas. Kartais žmonijos istorija susispaudžia į tašką, kai sistema svyruoja tarp sunaikinimo ir naujų vystymosi lygių. Ir dabar būtent toks laikas. Menkiausias veiksmas, informacija sprendimo žingsnis, gali viską pakeisti. Šiandien praeitos savaitės klimato įvykių apžvalgoje mes kalbėsime apie šį žmonijai atsivėrusį galimybių langą. Australija. Nuo gegužės 20 dienos, kelias dienas iš eilės, rytų Australijoje lijo ekstremalios liūtys. Rekordiniai kritulių kiekiai Naujojo Pietų Velso valstijoje lėmė labai lėtai judantis žemos slėgio sritis. Per 3 dienas iškrito daugiau lietaus, nei tikėtasi per 6 mėnesius. Kai kur per 48 valandas iškrito 400 mm kritulių. Henterio ir vidurio šiaurės pakrantės regionuose upės išsiliejo iš krantų, dėl to kilo rimtas potvynis. 10 000 žmonių buvo atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelis lipo ant savo namų ir automobilių stogų, nuo kurių buvo evakuoti sraigtasparniu. Deja, 5 žmonės žuvo. Dėl potvynio buvo uždaryta daugiau nei 100 mokyklų, tūkstančiai namų ir įmonių liko be elektros. Buvo įrengti evakuacijos centrai žmonėms, priverstiems palikti savo namus. Taris buvo vienas labiausiai nukentėjusių miestų. Čia vos per 2 dienas iškrito 412 mm lietaus. Tai 5 kartus daugiau nei įprastas gegužės mėnesio vidurkis ir beveik trečdalis metinių kritulių kiekių. Maningo upė viršijo rekordinį 1929 metų potvynių lygį. Apskaičiuota, kad šiaurės vidurio pakrantėje buvo sugriauta arba rimtai apgadinta mažiausiai 10 000 namų ir įmonių. Apie 800 nekilnojamų objektų jau paskelbti netinkamais gyventi ir nesaugiais, ir šis skaičius vis auga. Net ir pasibaigus liūtims ir ėmus slūgti vandens lygiui, žmonėms vis dar grėsė pavojus. Vanduo gatvėse buvo stipriai užterštas, atsirado gyvačių, žiurkių, vietomis buvo atviri elektros laidai. Pakrantės teritorijos buvo nusėtos šiukšlėmis ir negyvūnų kūnais. Grėsmė iškilo ir Tasmanijos velnių rezervuarui. Retiems gyvūnams, gyvenantiems tik Australijoje ir atsidūrusiems ties išnykimo riba. Čilė. Puerto Varaso miesto gyventojai gegužės 25 dienos popietę susidūrė su retu reiškiniu šioje vietoje. Pirmos kategorijos uraganu, su kuriais nuvilnijo per miestą 178 km/h greičiu ir apgadino apie 250 namų. Tornadas nuplėšė prekybos centro ir turgaus stogus, išdaužė vitrinas, nuvertė medžius ir elektros linijas. Dėl to daugiau nei 25 000 vartotojų liko be elektros energijos. Labiausiai nukentėjusioje miesto vietoje Viesulas kelis namus pastūmė net 15 metrų, o kai kurie neseniai pastatyti pastatai buvo visiškai sunaikinti. Dėl stichinės nelaimės buvo sužeista 13 žmonių, 6 iš jų paguldyti į ligoninę. Laimei aukų nebuvo. Puerto Varaso meras incidentą pavadino precedento neturinčiu regione. Rusija. Gegužės pabaiga į Rusiją atnešė naują neįprastų orų bangą. Jakutijoje, viename šalčiausių planetos regionų, oras sušilo iki 24,5 laipsnių Celsijaus, o tai tapo naujų tos dienos rekordu. Vietomis temperatūra siekė beveik 32 laipsnius šilumos. Tuo tarpu europinės šalies dalies pietuose, Sočio mieste, termometrų stulpelis net dieną nepakilo aukščiau +19 laipsnių. Nenormalus karštis nuvilnijo ir vakarų Sibire. Gegužės 23 dieną Novosibirske oras sušilo iki +33 laipsnių šilumos. Miesto gyventojų nuo karščių gelbėjusių fontanuose, o Krasnojarske gegužės 24 dieną buvo +33,7 laipsnių Celsijaus. 2 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl karščio smūgių požymių,
o gegužės 27-ąją žmonės vėl išsitraukė į pūkinės striukes, nes smarkiai nukrito temperatūra ir pradėjo snigti. Gegužės 22 dieną Karelijoje, Lausko rajone snigo, o temperatūra buvo žemiau nulio. Po 3 dienų čia siautė perkūnija su didelė iki 5 cm dydžio kruša, o temperatūra pakilo iki +24 laipsnių. Petrozavodske užfiksuotas naujas temperatūros maksimumas – +28 laipsniai Celsijaus. O po jo miestą užklupo dulkių audra, kuri šiam kraštui absoliučiai nebūdinga. Gegužės 24 dieną galinga perkūnija su vėju išjungė energiją daugiau nei 100 gyvenviečių Pskovo srities Sibirsko rajone. Daugiau kaip 50 km kelių buvo nusėti nuvirtusiais medžiais ir šakomis. Maskvoje nusistovėjo tikras vasariškas karštis, dėl kurio buvo paskelbtas oranžinis orų pavojaus lygis. Kinija. Gegužės 22 dieną centrinės ir pietinės Kinijos provincijos susidūrė su dar viena orų anomalija. Staiga užklupo smarkios liūtys, kurias lydėjo perkūnija, žaibai ir vėjas. Nelaimės epicentras buvo Uhano miestas Hubėjaus provincijoje. Ten per vieną dieną iškrito rekordinis kritulių kiekis – 130 mm. Dėl šios priežasties buvo pirmą kartą paskelbtas avarinis įspėjimas dėl smarkių liūčių mieste. Lietų lydėjo daugiau nei 27 m/s vėjas, kuris išvertė medžius ir reklaminius stendus. Oro eismas Uhano Tenghe oro uoste buvo paralyžiuotas, atidėta 27 reisai, atšaukti 44. Guidžou provincijos Čengjiango kaime liūtys su kruša, prasidėjusios gegužės 21 vakarą, tęsėsi visą naktį. Vanduo užliejo namus, jo lygis apsemtose patalpose siekė 60 cm. O ryte nuo stačių kalnų šlaitų nuslinko žemė, palaidodama 8 namus. Deja, 4 žmonės žuvo, o dar 17 dingo be žinios. Verta paminėti, kad prieš gegužę Guidžou provincija atliko nuošliaužų pavojaus zonų vertinimą, tačiau Činghango kaimo šlaitas taip ir nebuvo įtrauktas. Tačiau naktį prieš tai iškritę stiprūs krituliai sukėlė staigią nuošliaužą. Kita tragedija įvyko Guangsi provincijoje. Gegužės 23 rytą Sanše kaimo gyventojai išgirdo didelį triukšmą, po kurio iš kalnų plūstelėjo vanduo ir uolos. Nelaimė nusinešė mažiausiai 5 žmonių gyvybės, dar 3 dingo be žinios. Indija. Nuo gegužės 21 dienos galingos perkūnijos su liūtimis, žaibais ir kruša smogė sostinės Deli rajonui ir kaimyninėms valstijoms, sukeldamos chaosą transporto sistemoje ir elektros energijos tiekime. Daugiau nei 80 km/h vėjas sukėlė miestą apgaubusią dulkių audrą. Iš viso naujajame Delyje per naktį iškrito 81 mm lietaus. Po tokios liūties šių metų gegužės mėnesių sukauptas kritulių kiekis tapo rekordiniu nuo 1901 metų ir 6 kartus viršijo mėnesio vidurkį. Dėl stichinių nelaimių buvo apsemtos gatvės, pažeistos elektros linijos, atidėta ir nukreipta daugiau nei 450 skrydžių. Ypač smarkiai nukentėjo Uttar Pradešo valstija, kur galinga audra išvertė labai daug medžių, sugriovė pastatus ir nusinešė mažiausiai 56 žmonių gyvybės. Badajūnų mieste dėl stipraus vėjo sugriuvo dalis mėtų alėjos gamyklos, dėl ko kilo didelis gaisras. Dėl didelio žaliavų degumo kova su gaisru tęsėsi visą naktį. O Mainpūri mieste stichijos nuvertė apie 400 elektros perdavimo bokštų, palikdamos vietovės be elektros. Blogi orai smogė ir aviacijai. Skrydis iš Delio į Srinagarą praėjus 45 minutėm po pakilimo susidūrė su stipria turbulencija. Į lėktuvą trenkė žaibas, o orlaivio nosį apgadino kruša. Laimei lėktuvui, kuriame buvo 227 žmonės, pavyko saugiai nusileisti. Noidos mieste dėl krušos ir nuvirtusių medžių laikinai sustabdytas metro eismas. Vakarų Indijoje musonas atnešė liūtis 16 dienų anksčiau nei įprastai. Tokios ankstyvaus lietaus sezono pradžios čia neteko matyti mažiausiai 75 metus. Gegužės 26 naktį Mumbajaus mieste iškrito daugiau nei 5 mėnesių kritulių normos. Pakistanas.
Gegužės 24 dieną galinga audra su perkūnija, kruša ir liūtimis užklupo Pakistano centrinius ir šiaurinius regionus po didelio karščio bangos, kai temperatūra pakilo virš 45 laipsnių. Siautėjanti stichija paralyžavo eismą, sunaikino infrastruktūrą ir sukėlė didžiulius elektros tiekimo sutrikimus. Vėjas buvo toks stiprus, kad nuvertė saulės baterijas, išplėšė medžius su šaknimis ir iškėlė į orą dulkes ir smėlį. Šalies sostinėje Islamabade vandens srovės veržėsi į namus, sukeldamos rimtų problemų piliečiams. Kaido Azamo universitete įgriuvo stogas. Labiausiai nukentėjo Pendžabo provincija. Lahoro mieste buvo sustabdyti traukiniai vienoje iš metro linijų, o keleiviai evakuoti. Dėl prasto matomumo daug kur buvo uždaryti greitkeliai. Mažiausiai 20 žmonių žuvo ir daugiau nei 150 buvo sužeisti Pendžabo provincijoje dėl sugriuvusių sienų ir stogų, krintančių saulės baterijų ir žaibo smūgių. Stichija vos nesukėlė nelaimingo atsitikimo privačios oro bendrovės skrydžio iš Karačio į Lahorą metu. Nusileidus Lahore, vos tik lėktuvas palietė kilimo ir tūpimo taką, staiga užklupo stiprus vėjas su kruša. Pilotas skubiai atšaukė nusileidimą ir pakėlė lėktuvą į orą. 10 minučių lėktuvas buvo stiprios turbulencijos zonoje, buvo mėtomas iš vienos pusės į kitą. Laive prasidėjo panika, keleiviai rėkė iš siaubo. Pasak vieno iš jų, tai buvo pats blogiausias skrydis jo gyvenime. Dėl to lėktuvas buvo sugrąžintas į Karačį, kur jis saugiai nusileido. Vėl skristi keleiviai atsisakė. Seisminis aktyvumas. Gegužės 22 rytą prie Graikijos Kretų salos šiaurinės pakrantės maždaug 64 km gylyje įvyko galingas 6 balų stiprumo žemės drebėjimas. Iraklijono mieste iš dalies sugriuvo pastatų fasadai. Seisminis įvykis sukėlė uolų griūtį ir nuošliaužas keliuose. Drebėjimai buvo juntami visoje Kretoje, kaimyninėse salose ir keliose Viduržemio jūros rytinės dalies šalyse, įskaitant Izraelį, Egiptą, Turkiją, Libiją ir Jordaniją. Po pagrindinio žemės drebėjimo įvyko keli vėlesni smūgiai, kurių stiprumas siekė iki 3,8 balų. Tai jau antrasis gegužę netoli Kretų salos įvykęs žemės drebėjimas, kurio stiprumas didesnis nei 6 balai. Gegužės 23 dienos rytą galingas 6,3 balų stiprumo žemės drebėjimas supurtė Indonezijos Bangkuku provinciją Sumatros saloje. Labiausiai nukentėjo Bangkuku miestas ir centrinės provincijos sritys. Vietos gyventojai pasakojo, kad pabudo nuo stipraus drebėjimo ir paniškai išbėgo į gatves. Daugelis likusią nakties dalį praleido ne savo namuose, bijodami vėlesnių smūgių. Oficialiais duomenimis apgadinta daugiau nei 200 pastatų, tiek gyvenamųjų, tiek visuomenės paskirties pastatų. 8 pastatai visiškai sugriuvo. Kai kurie gyventojai buvo sužeisti, bet laimei aukų nebuvo. Praėjusią savaitę planetą sukrėtė dar 2 galingesni seisminiai įvykiai. Gegužės 23 netoli Makaurės salos, esančius į pietus nuo Australijos, įvyko 6 balų stiprumo žemės drebėjimas. O gegužės 25 dieną Ramiojo vandenyno Tongos salynų teritorijoje užfiksuotas 6 balų stiprumo seisminis įvykis. Žemės drebėjimai vis dažnesni, jų augimas jau eksponentinis. Prieš daugelį metų Alatra mokslininkų komandos išsakyta prognozė pildosi bauginančiu tikslumu. Dabar seisminiai įvykiai, kurių stiprumas didesnis nei 6, registruojami beveik kas antrą dieną. Tai gali patikrinti bet kas. Tai reikia telefone įdiegti žemės drebėjimo stebėjimo programėlę. Seisminės tarnybos per lėtai apibendrina informaciją, o vienų įvykių mastai neįvertinami. Kiti paslaptingai dingsta iš duomenų bazės. Todėl jūsų asmeniniai pastebėjimai gali būti patikimesni. Nebegalime tikėtis, kad viskas susitvarkys savaime. Būtina imtis skubių ypatingų priemonių. Alatra tarptautinė mokslininkų komanda siūlo moksliškai pagrįstą išeitį iš klimato krizės. Konkrečius inžinerinius sprendimus, kurie gali užkirsti kelią artėjančiai katastrofai ir užtikrinti planetos saugumą dabartinėms ir ateities kartoms. Savo kreipimėsi daktaras Egonas Čolokianas, Alatra tarptautinės komandos mokslininkas, dalyjasi ne tik sprendimais,
bet ir proveržio technologijomis, kurios gali pakeisti mūsų požiūrį į fiziką ir atverti naują mokslo erą. Tai ne teorija, tai tikras kelias į žmonijos išgelbėjimą.